Sveiki, šiandien sveikinuosi su jumis ir tikslas šiandienos susitikimo kalbėti tokia tema, kuri yra dažnai nepatogi arba visiems smalsu, bet kaip apie tai šnekėti ir ieškoti priežasčių ir atsakymų labai mažai kas nori tai daryti, nes čia reikia labai stipriai pasižiūrėti į save ir ta tema yra pavydas. Ir ypatingai pavydas tarp moterų. Kodėl mes pavydime gražios figūros, gražių santykių, sėkmingos karjeros, apie ką visa tai yra. Ir kodėl tas pavydas, kurį yra, mes puikiai žinome, kad tai yra labai žema energetinė prasme emocija, kodėl jinai vis dėlto kiekviename iš mūsų gyvena. Tik kai kurie žmonės su tuo gyvena ir supranta, kad tai yra normalu, aš pavydžiu, tokiu būdu lyg tai save pateisinu, lyg save parodau aukščiau arba iškeliu aukščiau, o kitiems žmonėms, jeigu jie ateina ir pajaučia tą emociją, kad suvirpėjo man čia kažkas, tai sako, o apie ką šita emocija, kodėl aš taip jaučiuosi. Ir tas trigeris jiem nepatogus arba jiem nefainas. Tai šiandien kalbinu Ermitą Gedutę, kurios kelionę ir pokytį stebėjau jau 3 metų, pakankamai iš arti. Ir galiu labai nuoširdžiai pasakyti ir liudyti, kaip keisdamasis žmogus keičia savo aplinką, savo santykius, savo gyvenimą, savo vertybės. Ir kaip Ermita sugeba netgi išmokus tai, ką jinai išmoko, nusirengti prieš kitus ir parodyti. Taip, aš buvau ten, aš buvau tokia, bet šiandien dienai aš esu čia ir aš tuo labai didžiuojuosi ir džiaugiuosi. Tema, apie kurią mes šiandien kalbame, apie tą pavydą. Bet kada jisai tau pasidarė, ir tos apkalbos pasidarė nebefaina, kada tu išgirdai, pamatei ir tai sutrigino tave ir tu supratai, kad aš nenoriu tame dalyvauti, tai ne apie mane, tai yra ne to energija, kurioje aš noriu gyventi. Kaip visa tai vyko tavo gyvenime ir kodėl tu esi čia, kur tu esi? Maniau, kad kalbėsim apie spalvas. Rengiau gėlėtą, kad nebesakytum taip, kaip pirmą kartą susitikom, atsimenu, buvo žiema, atvykau pas tave į ofisą. Čia kas nežino, tai su Jurgita susipažinau iš tiesų turbūt prieš 3 metų. Mus sujungė profesinis klausimas, jinai kreipėsi į mane dėl rebrandingo paslaugų ir atsimenu po susitikimo, tu man uždavei klausimą ir sakai, Ermita, o kodėl tu taip tamsiai juodai rengiasi? O tu buvai visa ryški, nepamenu kažką, ar ten geltono, rožinio dėvėjai, bet tai buvo tikrai labai kontrastinga toje pilkoje žiemos dienoje. Ir aš po to važiavau atgal į savo ofisą ir galvojau, kaip įdomu, kažkas atkreipia mano dėmesį mano apsirengimą, nes iš principo mano spintoje yra tik kelių spalvų rūbai. Buvo kelių spalvų rūbai. Tai buvo juoda, buvo pilka, ir keletą baltų marškinių. Bet visi jie buvo vienodi, visi jie buvo vienspalviai. Ir dar būdavo taip, kad nusipirkdavau vieną juodą golfą ir dar 4 tokias pačias vienodas. Tai tikrai buvo monotoniška ta mano spinta spalvinė prasme ir visai neseniai tą garderobą papildė ryškios spalvos. Tarp atsirado ryškiai geltona suknelė vyro padovanota, kai aš galvoju, apie ką čia, kur aš su tokia eisiu. Ir po to jau vienas po kito ėmė pildytis kiti ryškesni rūbai. Tai aš tą progą susitikimo su tavim užsidėjau vieną ryškesnių savo suknelių ir jinai turi dar raštą, jinai yra gėlėta. Tai dėl tavęs. Bet čia, žinok, labai daug kas sako apie tai, kokia tema mes kalbame, kaip pasikeitė tavo gyvenimas, nuo to mūsų pirmo susitikimo iki dabartinio. Tarp kitko, visiems noriu pasakyti, kad verta meilės pavadinimas šito ir podcasto, ir mano svetainės yra Ermitos sugalvota ir Ermitos pasakyta, kad, žinok, reikia taip. Ir aš net nebejojau, kai jinai pasakė šitą pavadinimą ir šitą idėją, aš galvoju tikrai, kodėl aš pati apie tai nepagalvojau. Bet kalbant apie tas spalvas ir kokia tu buvai, ir netgi aš atsimenu
labai gerai, kad tu turėjai žiedą su deimantu. Ir aš sakau, nu tai tu tikriausiai jau susižadėjus. O tu sakai, ne, aš pati nusipirkau. Netinkamus vyrus išsirenku. Reiškia, ir va tos visos temos ir tos visos spalvos sueina į tai, kur tu tuo metu buvai ir kaip tu emociškai viduje jauteisi. Tai tu tikrai buvai ne tas moteris, kuri yra dabar, nes tuo metu, ką juoda spalva reiškia, tai moteris nori pasislėpti, jinai nenori būti matoma, jinai nenori išsiskirti ir jinai nenori niekur ten kažkaip tai savęs parodyti. Tai iš principo tu buvai tame kiaute tuo metu, tu buvai pasislėpusi galvodama, kad tu kažkokia netokia, kad tu kažkas su tavim ne taip ir mes dirbome ir aš dariau pati tau hipnozę. Ir yra dalykai, kurie buvo, ne? Buvo programos, kurios buvo tau uždėtos, bet ką tu padarei, tai tu jas visas, kaip aš sakau, perprogramavai save. Tu padarei taip, kad šiandien dienai tu esi spalvota, tu netgi esi su gėlėm, nes tai irgi turi reikšmę. Tai va tavo tas moteriškumas, supranti, kuris išoriškai tu atrodai tobula moteris, bet viduje tu nebuvai išlaisvinus tos moters. Tai ką aš dabar matau, stebėdama tave iš socialinių tinklų, aš matau, kad tai yra tiesiog šita ermita, jinai kaip gėlė žiedas, kuris dabar išsiskleidė ir kvepia tokiais aromatais, kurie anksčiau, jie buvo tiesiog užkonservuoti. Tai mano širdis labai labai džiaugiasi, nes tu tikrai užimi mano širdį labai ypatingą vietą, dėl to, kad, kaip aš sakau, žinai, kaip būna deimantai ir jie būna, uždėti kažkaip šlėmą, ne? Mokinkis priimti komplimentus, nes tu esi to verta. Tai vad, kai tu pati, ir kas svarbiausia, kad tu pati viską padarei, tu nuėmei tas šiukšles, nuvalei. Ir dabar jis spindi visų gražumu. Tai ermita, tiesiog aš taip dėkinga tau, kad tu sutikai pasidalinti. Žiūrėkit, aš nebuvau ideali. Mano vaikystė tikrai nebuvo ideali. Aš jaučiausi nepakankama, aš jaučiausi neverta tų dalykų, kurių galbūt kiti turi. Ir visa tai buvo tavyje ir tai atsispindėjo tavo išoriai. Bet tu nuėjai visą tą kelią ir šiandien dienai tu kitose programuose, kitoj realybėj. Teisingai. Ačiū Jurgita, kad tu taip mane matai. Bandysiu bent šio podcast'o metu irgi tuo patikėti, nes aš vis dar esu savikritiška savo ir mano tas augimo kelias jis tikrai nėra baigtinis ir manau, kad tai viso gyvenimo kelionė. Ir džiaugiuosi, kad aš renkuosi šitą kelią, man jis tikrai suteikia daug pilnatvės, ramybės, pasididžiavimo savimi jausmą. Tokia, kokia esu, aš savo patinku ir kai mes dažnai kalbame, o kas yra meilė savo, kaip mylėti save. Tai man pirmiausia meilė savo prasideda nuo savo pačios ribų. Ir nuo ištikimybės savo mintims, savo vertybėms, savo įsitikinimams. Ir tą daryti ne visada lengva. Man asmeniškai anksčiau tai net linkdavo kojos, kai reikėdavo pasakyti ne, aš nesutinku, arba labai aiškiai žmogui nubrėžti ribas. Mane tiesiog sukaustydavo baimė, kad aš galiu būti nepatogi, kad aš galiu būti atstumta, kad aš nepritapsiu, kad mane išjuoks. Ir ta baimė, jinai būtent ir buvo turbūt tas impulsas slėptis, nutylėti, mokytis pritapti, mokytis išgyventi, o negyventi. Ir kažkaip džiaugiuosi, kad iš tų tokių, vadinkim taip, šešėlinių jausmų, iš jų galima išeiti ir galima gyventi po saulę ir visus kitus matyti saulės šviesoje. Tai apie tai ir norisi turbūt kalbėti ir tai savo mažais atradimais toje sielos kelionėje į ją kviesti ir kitus ir visų tuo dalintis. Ir mes kalbėjome, žinai, apie tai, kad dabar būnant kompanijose, dabar būnant tarp moterų,
Labai trigina tai, kai kažkas pradeda už kažkieno nugaros apkalbinėti tą žmogų. Tai vad, kadangi mes norim kalbėti apie tą jausmą, apie tą energetinį, sakykime, pojūtį, kad apkalbos, visa tai, kas yra negražu ir negerai. Ir mes tikrai ne vieną kartą esam, ir aš sakau, nesu šventoji, ir aš tikrai esu jautusi pavydą, ir tikrai nesakau, kad aš niekada to nejaučiau, bet aš visą laiką stengiuosi į tai žiūrėti, kodėl dabar aš tai moteriai pavydžiu, arba kodėl aš galvoju, kad, jinai kažkaip geriau gyvena negu aš. Tai prasme, tada aš pradedu uždavinėti savo klausimus ir man tas jausmas yra toks, nefainas. Aš kaip sakau, visas emocijas reikia pamatyti, pajusti ir išgyventi ir pasiimti žinutę, kurio jos atneša. Tai čia kaip ir sveikas toks požiūris arba sveikas matymas tos situacijos. Bet dažniausiai mes susidūrėm su tokiomis moterimis, kurios apkalbinėja ir jom tai yra visiškai norma. Kokia emociškai arba energetiškai, kai žmogus tai daro, kodėl jis tai daro dažniausiai. Savivertė matyti yra žema, saugumo jausmo nėra, aš nesijaučiu gera tokia, kokia esu. Ir kai aš darau tai, apkalbinėju, pavyzdžiui, kitą, tada lyg tai aš save iškeliu ir bent jau kažkuriame momente aš jaučiuosi lyg tai neblogai. Tai vad kaip ta situacija, kodėl Ermita pas tave atsirado ir dabar jau tu joje nebenori būti, sakai, stop. Tai ne man. Turbūt kalbant apie pavydą, reikėtų galbūt kažkokias konkrečias situacijas imti, nes šiaip toks kaip pavydas jausmas, kaip ir džiaugsmas, kaip ir liūdesys, nėra nuolatinė žmogaus būsena. Pavydas signalizuoja, kaip koks kompasas gali parodyti ten, kur mums patiems galbūt reikėtų pasistiepti, ten, kur mums patiems skauda, ten, kur mes galbūt nepriimam kažkokių tai savo savybių arba norime turėti, o jų dar neturime. Pirmiausia, turbūt kalba apie menką žmogaus savivertę, iš pavydą seka, kaip taisyklė, kritika kitiems, nes kaip ir tu pati sakei, kai mano savivertė yra žema, aš tada noriu sumenkinti ir kitą ir tokiu būdu, apgaulės, butaforiniu būdu, kad ir laikinai kažkaip pakelti savo pačios tą vertę. Pavydas, bet kuriuo atveju, jeigu tai yra nuolatinis, tęstinis jausmas, kuris labai dažnai tave aplanko, tai man atrodo, kad vis tik tai yra jau tokia lėtinė sielos liga. Aš pati labai ryškiai atsimenu vieną momentą, kai čia prieš daug metų buvau pas draugę, jinai gamino man vakarienę ir atrodo toks apie nieką veiksmas, bet praeidamas jos vyras jai nuo peties nuėmė plauką. Ir aš atsimenu, aš taip supavydėjau. Tai man toks kilo, net nežinau kaip apibūdinti, koks tas jausmas, bet aš labai aiškiai supratau, kad aš pavydžiu. Ir aš po to labai labai ilgai galvoju apie tą momentą, apie ką jis jau buvo. Ir aš supratau, kad jaučiuosi pati vieniša savo santykiuose. Ir net tas plaukų nuėmimas man buvo toks stiprus impulsas suvokti mano pačios vienatvę, mano pačios skurdumą savo santykių su vyru. Ir tada pradėjau galvoti, o palauk, o tai kas tada čia tarp mūsų vyksta, o ką aš galiu padaryti kitaip, o kur čia mes su vyru prasilenkiam. Toks buvo labai, labai stiprus atsisukimas į save, ieškojimas atsakymų, apie ką tai ir ko aš neturiu, kad mane taip stipriai sujaudino tas vyro plauko nuėmimas. Tai kaip aš ir sakiau, tas pavydas, jeigu tu sąmoningai gebi jį užčiuopti ir pirmiausia nenukreipti į tą, kuris tą plauką nuėmė ir sakyti, nežinau, kažkaip burnoti ant tų draugų ar ieškoti trūkumų savo draugėje, o atsisukti į save ir pasižiūrėti, kokius trūkumus aš turiu, kad mano santykiai yra tokie vargani, kad man skauda matyti kitas laimingas poras. Čia yra esminis dalykas, čia yra sveika.
Ir netgi čia yra sveika pabūti tokioje situacijoje, dėl to, kad tu iš karto, apie ką čia, kodėl mane tai trigina, apie ką šitas jausmas yra. Tai va čia yra ta žinutė, apie kurią aš kalbėjau. Jausmas mums atneša žinutę. Ir jeigu ją mes sugebam perskaityti, su ją pabūti, tai jisai taip ir išeina. Bet kitas dar turbūt momentas, ką ir tu paminėjai, apkalbos, kurios irgi kyla iš kažkokių tai savo paties nepatenkintų lūkesčių, nusivylimų savimi, tos pačios menkos savivertės. Tai aš savo šitą klausimą pasakiau, kad aš nepakeisiu kitų žmonių, aš už juos jų augimo kelio nenueisiu, bet aš tikrai galiu rinktis, kokioje aplinkoje aš noriu būti, su kokiais žmonėmis aš noriu bendrauti ir aš galiu bent jau savo artimoje aplinkoje, kada aš turiu tiesioginę kažkokią konfrontaciją, pasakyti stop, man taip netinka. Su tavim kalbėjome prieš podcastą apie naujųjų metų situaciją, kai naujus metus šventėme tokioje, kaip čia apibūdinti, naujos sudėties kompanijoje, kai aš nugirdau, kaip mano viena artima draugė su kitu vyru, žinau, sumačiusi vos kelis kartus savo gyvenime, menkai tą pažįstu, nugirdau, kaip apkalbinėja ar net šaiposi iš kitos mano pažįstamos. Ir aš atsimenu, mane tiesiog fiziškai supykino, pasidarė net negera, aš galvoju, kas čia vyksta. Aš supratau vėlgi, kad esu absoliučiai alergiška, kai kažkas tai apkalbinėja kitus ir tokiu būdu bando žaisti šitą apgaulę žaidimą. Tai vėlgi, ką aš padariau, aš labai gražiai, labai ramiai atsistoju ir pasakiau, kad aš nenoriu tokioje aplinkoje būti, kad man tai yra absoliučiai vertybiškai nepriimtina ir man visiškai buvo vienodai, kad mūsų šventė baigėsi jai prasidėjus, aš tiesiog pasiėmiau savo vyrą ir aš iš naujųjų metų vakarienės išėjau. Bet aš dabar noriu pasakyti, ką tai duoda. Visų pirma, aš siunčiu labai aiškią žinutę apie save. Aš dabar gal labai grubiai pasakysiu, kokius kokybinius reikalavimus keliu kitiems žmonėms, kad jeigu tu jų netitinki, esi nepagidaujamas mano aplinkoje. Tos ribos buvo peržengtos, jinai atsiprašė ir aš absoliučiai ją patikėjau. Bet dar svarbesnis dalykas, kad mes iš principo iš naujo susitariam, kokios draugės viena kitai mes norim būti. Ir mes susivienodinom lūkesčius, kaip mes matom savo draugystę ir kokia ji turėtų būti. Tai aš manau, kad šita situacija ir toks labai aiškus savo vertybinės tokios ašies apgynimas, jisai leidžia ne tik tau pačiai, bet ir kitam žmogui paaugti vienu keliais laipteliais aukščiau ir išeiti į dar kažkokį kokybiškesnį, dar atviresnį, dar galbūt net ir pažeidžiamesnį santykį. Situacijos man šita draugė netapo mažiau brangi, atvirkščiai. Aš leisiu savo kalbėti ir už ją. Aš manau, kad mes vieną kitą įvertinom iš naujo ir būsim draugės turbūt dar daugelį metų. Tai žinutė viena, kad nebijoti, nugalėti tas baimės, negali sakyti nebijoti, bet kažkaip išdrįsti už save atstovėti, išdrįsti pasakyti stop apkalboms, išdrįsti nebūti kompanijoje, kuri tau vertybiškai yra netinkama. Ir išdrįsti pasakyti stop ar nubrėžti liniją netgi tose pačiose draugysčių santykiuose, nes jeigu tas žmogus arba ta draugė, jinai nenori eiti kartu su manim, jos vertybės prasilenka su manom, tai apie kokią ateitį bendrą mes galime kalbėti. Negalim, nes, kaip aš sakau, mesgi kitose žmonėse matom savo atspindžius.
Tai jeigu aš ant kažko tai ten reiškiasi nepatenkinta esu ir bumbu, tai visų pirma, ką tai rodo? Tai rodo, kad aš savim nepatenkinta. Tai va šitoj vietoje iš tikrųjų ta higiena, va apie ką tu šneki, apie tą bendravimą, apie tos žmonės, apie tas energijas, tai jeigu tu pats neužsiimsi ją, žinokit, niekas už jūs to nepadarys. Teisingai? Tiesa. Apkalbėti kitą ir kalbėti apie kitą, man atrodo, yra labai skirtingi dalykai. Apie kitus mes galim kalbėti, bet intencija bus turbūt visai kitokia. Aš kai apie kitus kalbu, pasakoju kitai draugiai kažkokios galbūt kitos draugės istoriją, tai mano intencija yra teigiama jos atžvilgiu, galbūt aš noriu pasidalinti jos kažkokią sėkmės istoriją. Taip, čia 100%, nes kaip tu sakai, kalbėti, ne, tai mes galim kalbėti ir aš dažniausiai stengiuosi pokalbius užbaigti, pasakyti, wow, tai jeigu tik jam gerai sekasi, ne, nes tada tavo intencija labai aiški, tu nori pasakyti, kad wow, kiek jis pasiekė arba jinai pasiekė ir tu pažiūrėk, kaip jai gerai sekasi. Pavyzdžiui, tavo atveju irgi aš visą laiką žiūriu į tave ir aš negaliu atsidžiaugti. Aš reiškiasi pasakoju ten savo pusseserei tavo istoriją ir aš sakau, tu pasižiūrėk. Aš sakau, tu gali įsivaizduoti, kad šita moteris, mano akim tobula visom prasmėm, kažkada galvojo, kad jinai neverta meilės, kad jinai nėra pakankama tokia, kokia yra, kad netgi atsimenant tavo tėvo ištartus tam tikrus žodžius, ane, kaip tu juos giliai buvai įsidėjus savo į širdį, kad geriau tu būtum negyvenus, ane. Va tokius dalykus, ane, kaip tu sugebėjai perversti ir šiandien dienai tu drąsiai sakai, kad aš visko esu verta ir aš esu gera tokia, kokia esu, kaip tu pasakėjai pačioj pradžioj mūsų pokalbio, kad tobulėjimui ribų nėra ir kad mes visą gyvenimą atėję čia tam, kad suprastumėm ir išmoktumėm dalykus, tai čia vienareikšmiškai. Kai aš vaikam labai dažnai sakau, žiūrėkit vaikai, jau jeigu aš jau sakysiu, kad aš jau viską žinau, žinokit, tuoj mirsiu. Vat tavo istorija, tavo gyvenimo istorija, kuri man yra tokia tikrai labai labai įkvepianti. Nes tikrai, kaip ir mes pradėjom tą mūsų pokalbį ir mūsų pažintį, kai tu sakei, kad mano pasirinkimai visą laiką yra negeri, ne? Kad aš vis pasirenku kažkokį netinkamą vyrą. Tai šiandien dienai tu džiaugiesi nuostabiais santykiais ir tikrai, kaip mes sakėm, davai rašom kitą pokalbį, ne? Kur kaip moteris pražįsta, kai jinai yra tinkamo vyro glėbyje. Ir kaip svarbu turėti žmogų, kuris tavim tiki ir šalia jo jautiesi saugi ir gali augti ir leisti tai kūrybiniai energijai keliauti per tave. Tai vat, ar tu gali šiek tiek atvirai papasakoti moterim ir jas įkvėpti, žinai, nes daugelis iš jų ko jos bijo? Jos bijo kreiptis pagalbos. Arba jos bijo, žinai, išsinuoginti. Nes ką žmogus ateidamas pas ar hipnoterapeutą, ar terapeutą daro, jis iš principo išsirengia. Jis iš principo parodo tas skaudžias vietas, kur tikrai konkuliuoja skausmas arba jis net pulsuoja ir jisai sako, žiūrėk, bet aš taip daugiau gyventi nebegaliu, aš noriu gyventi kitaip. Tai vat kartais žmonės ir ypatingai moteris, nežinau kodėl mūsų kultūroje ypatingai, tiesiog jom yra gėda, jos nedrįsta kreiptis pagalbos ir žengti tą žingsnį ir pradėti eiti link to gyvenimo, kur jinai yra, tiesiog dovana šitam pasauliui. Tiek daug visko pasakyti, dabar net nežinau, nuo ko pradėti. Verta, neverta. Gal čia šitas aspektas. Žinai, man labai patiko vieno labai žymaus psichoterapeuto straipsnį Meilės kančios būdingos neurotikams. Tame straipsnė aš perskaičiau tokią vieną esminę citatą. Jeigu tau sunku eiti per gyvenimą į kažką neatsirėmus, vadinasi, tu dar neišmokai vaikščioti. Tai jeigu tu esi pomidoras, tu negali tikėtis sutikti arbūzų. Pats turi tuo arbūzų tapti. Tai aš kažkaip labai man yra artima šito psichoterapeuto filosofija, tas meilės desakralizavimas, jis man labai patinka, bet koks santykio kūrimas iš trūkumo, jisai nesibaigs kažkokiu pilnu aruodu. Ir aš ir savo draugiams kartais sakau, kad jeigu tu nori gražaus vyro, tau labai svarbus fiziniai duomenys, pirmiausia, tu pati sau turi būti graži ir
užsitikrinti savo tuos fizinius duomenis. Jeigu tu nori kažkokio labai sėkmingo vyro, pasiekusio kažką savo karjeroje, pirmiausia, tu turi savo karjerą pastatyti. Jeigu tu nori turtingo vyro, tu pirmiausia pati turi būti turtinga. Tai man šita ideologija yra labai artima, aš ją labai tikiu ir man iš tiesų atrodo, kad santykius gali kurti, sveikus santykius kuria sveiki žmonės ir pilnatvės santykiuose yra tada, kada į tą santykį neinama iš trūkumo, o einama iš noro dalintis. Aš dabartinį savo vyrą sutikau sekančią dieną po to, kai su draugė turėjome žygį čia, toje pačioje Tenerifėje. Mes aplankėme vieną gražiausių salos medžių ir aš atsimenu, kad aš stovėjau prie jo ir aš viduje jutau tokią pilnatvę, tokį stiprų dėkingumo jausmą, kad aš kažkaip žiūrėjau į to medžio viršūnę ir aš galvoju, Dieve, koks gražus mano gyvenimas, koks jis nuostabus, kokia aš esu visko turtinga. Ir kaip aš norėčiau sutikti tiesiog savo sielos pakeleivį, draugą, su kuriuo galėčiau visu tuo pasidalinti, tuo gėriu, tuo džiaugsmu. Ir aš labai labai ryškiai užčiapiau tą tokią visiškai tyrą, tokią švarę vidinę būseną, tokią gausoje aš buvau, visiškoje gausoje. Ir aš sekančią dieną susipažinau su savo dabartiniu vyru. Tai nežinau, čia sutapimas, nesutapimas, bet aš taip įprasminau tą savo apsilankymą prie to medžio ir savo draugiams dabar rekomenduoju prie jo vykti ir sakau, jeigu turite svajonių, būtinai aplankykite šitą vieną seniausių pasaulio medžių, jis turi kažkokių tikrai magiškų galių, pildo svajones, tai jos dabar irgi ten važiuoja. Tai va čia apie tą vertą, nevertą, kad iš tiesų ir man pačiai teko nueiti tikrai labai ilgą kelią ir išgyventi labai daug nesėkmingų santykių. Labai sunkiai išgyvenau ir savo skyrybas su pirmuoju vyru, savo dukrų tėčiu, kuomet griuvo 12 metų trukusi santuoka. Tada turėjau kitus santykius, kurie irgi buvo nesėkmingi ir labai jie man buvo ir skausmingi ir labai sunkiai iš jų kapanojausi. Tai viena po kitos nesėkmė, nori, nenori, priverčia į save atsisukti. Ir jeigu to atsisukimo nėra ir savęs pažinti nėra, vadinasi, turbūt dar per mažai tos kančios ir tos skausmo. Koks galingas yra mūsų protas, nes ką tu padarei, tu pasikeisdama manifestavai tai, ką tu dabar turi ir kokioje aplinkoje tu gyveni. Man įdomiausia, kaip tu sugebėjai vis tiek surasti tą kelią ir vis tiek nekaltinti aplinkos. Nesakyti, kad, žinai, šitie žąsinai vyrai, arba dar kažkas negerai, arba tėvai, matai mano kiek traumų. Daug kas turi pasiteisinimą, kad mano vaikystė buvo tokia, dėl to aš tokia nelaiminga. Ne? O šiandien dienai tu laužai visas programas ir programuoji viską kitaip. Tai kur ta tavo stiprybė, kur yra tavo ta auksinė taisyklė, kuri galbūt kažkokios moteris, kurios žiūri šitą mūsų podcastą, galėtų sakyti, jinai padarė ir aš galiu, nes mano tikslas kitom įkvėpti tą drąsą, kurią tu turi, kad taip, aš net po tiek pamokų atsistojau, išmokau ir dabar gyvenu taip, kaip noriu. Ką tikrai suprantu, kad vis tik būtinas yra atsakomybės prisiėmimas už savo gyvenimą. Aš turbūt bent jau nepamenu nuoširdžiai, nepamenu, kad apie savo kažkurį buvusį vyrą būčiau kam nors blogai, ką nors pasakojus. Aš niekada nekaltinau kito žmogaus dėl to, kad mums nepavyko. Aš visada esu linkusi pirmiausia klausti savęs, ką aš padariau ne taip, kodėl aš šitą žmogų pasirinkau, kokios jo savybės
įtraukė mane į šitą santykį. Man visa tai visada yra apie save. Gal kartais net per daug apie save, kai mano viena draugė sako, tu visiškai pateisini, priemi bet kokį kitų žmonių elgesį, o visą atsakomybę užsikrauni tik savo. Šita savybė irgi nėra geriausia, ko reikėtų mokytis, bet atsakomybė yra būtina, norint augti, o kitu atveju lieka tik pasiteisinimai. Va, man nesisekė, ko jūs norit, pažiūrėkit, koks mano vyras toks ir anoks, arba ko jūs tikitės iš mano gyvenimo, jeigu mane taip augino mano tėvai. Tai atsakomybės prisėmimas man buvo būdingas dar paauglystėje. Aš 17 metų pabėgau iš savo namų, nes man netiko aplinka, kurioje aš augau. Aš pabėgau į Vilnių, susiradau pirmąjį darbą automobilių plovykloje, ploviau automobilius, savarankiškai baigiau 12 klasę. Ištekėjau, susilaukiau 2 vaikų, supratau, kad ir vėl patekau į smurtinę aplinką, į psichologiškai smurtinę aplinką, tuomet dar kartą nusprendžiau bėgti, bet jau bėgau su 2 mažais vaikais, turėjau užsitikrinti ir finansinį kapitalą, ir mokslus sugebėjau baigti, ir bakalaurą, ir magistrą, ir savo verslą sukurti. Tai daug dalykų mano gyvenime vyko dėl to, kad aš supratau, kad aš pati turiu kurti gyvenimą, kokio aš noriu. Ir be jokių pasiteisinimų. Tai atsimenu, kai startuolį kūriau, aš neturėjau tam nei pinigų, nei kaip tu, Jurgita, neturėjau iš ko susimokėti už prekės ženklų sukūrimą ar pozicionavimo strategiją. Aš supratau, kad aš to turiu mokytis. Aš stojau į magistrą, į marketingo studijas ir manęs nepriėmė. Tai buvo Vilniaus universiteto pirma išleista marketingistų laida, kurioje buvo 20 vietų ir tos vietos buvo skirtos žmonėms jau su darbo patirtim, skirta vadovams, o aš su savo bakalauru be jokios profesinės aiškios krypties, aš likau nežinau kurioje vietoje, bet konkursas buvo didelis ir aš tos vietos negavau. Aš sėdau į automobilį, nuvažiavau tą pačią dieną į universitetą, susiradau katedros vedėją Sigitą Urbanavičių, įteikiau jam motyvacinį laišką ir paprašiau, kad mane priimtų. Po 2 dienų man paskambino ir pasakė, sveikiname, Ermita, būsit 21. Tai man iki šiol skamba tie žodžiai ir taip, atrodo, tokių stebuklų nebūna. Vilniaus universitetas. Jeigu tokias išimtis pradėtų daryti visiems, bet aš tą išimtį gavau, todėl kad aš nepabijojau, todėl kad aš nuvažiavau, todėl kad aš tada mokiausi, aš sukūriau savo prekės ženklą, aš sukūriau verslą. Tų studijų dėka, dar pamenu, IT dėstytojas, kuris man padėjo parašyti verslo planą ir pritraukti didžiulės milijoninės investicijas. Tai man niekas to nedavė ir kai man dabar kažkas sako, o tai kaip pradėti? Aš neturiu pinigų, aš neturiu žinių, aš neturiu to ar ano. Pradėti reikia su tuo, ką tu dabar turi ir ką tu dabar gali. Tai man teisinimai, nei aš pati mėgstu teisintis, nei man patinka, kai kiti teisinasi. Aš tiesiog jaučiu, kad aš to net priimti negaliu. Tai va, tai čia apie atsakomybę už savo pačių gyvenimą ir jeigu tu klausi, koks yra receptas ir ko būtų galima mokytis iš manęs, tiesiog veikti ir tą daryti drąsiai. Tai yra mūsų gyvenimas, o man gyvenimas yra dovana ir aš ją noriu naudotis maksimaliai, aš noriu gyventi gerai, aš noriu gyventi kokybiškai, noriu turėti gražius namus, noriu turėti gražius santykius. Aš viso to noriu, aš esu alkana ir aš tą visada pasiemu savomis rankomis. Ne kažką menkindama, ne kažką iš kažko atimdama, o tiesiog eidama, svajodama ir drąsiai tų svajonių siekdama.
Wow, Ermita, va čia tai aš žinok esu visiškam šokė, nes šitos Tai dabar istorijos. turėsi vėl ką pasakot savo. Jau dabar turėsiu vėl ką pasakot. Bet žinai, man tokios istorijos labai patinka kuo, nes jos tikrai įkvepia. Žinai, kaip kitos pasakoja, žinai, kad aš ten padariau, bet šalia buvo turtingas vyras ar ten turtingas tėvas, kuris ten pastoviai tau vis padeda. Bet tavo atveju, kai tu sakai 11 klasėje, tu pati pabėgai iš namų ir pradėjai nuo nulio ir tada dar su 2 vaikais, nes kai daugelis moterų jom yra pasiteisinimas, kodėl jos nieko nedaro, nu tai jo, aš negaliu keisti savo gyvenimo, nu ten vyras netoks, ten taip kažkaip nelabai sekasi, nu mūsų santykiai negražus, bet aš negaliu, matai, turiu vaikus, ten nieko neturiu, nu prasideda, žinai, kaip aš sakau, pasiteisinimų lavina, kodėl jinai negali turėti to svajonių gyvenimo, kokį turi Ermita, ne? Va čia tu parodai labai aišku receptą, žiūrėk, pasiraitok rankovės ir eik savo rankom, padaryk viską, ko tu gyvenime nori, nesiteisindama, kad vaikai, nesiteisindama, kad vaikystė, nesiteisindama, kad traumos. Kas dar geriausia šitoje istorijoje, tai kad mes čia motyvuojam kitas, jau yra gerai. Bet ką aš matau, ką tu darai labai kaip gerą pamatą ir pavyzdį dedi savo dukrom, kurios mato, kad vat mama mūsų kokia matai. Dar grįžtant į apkalbų temą, visai neseniai nugirdau pokalbį savo 2 paauglių dukrų, kai viena kalbėjo apie tai, jog naujoje mokykloje yra viena klasiokė, kuri ją apkalbinėja. Ir kita mano dukra sesiai sako, bet žiūrėk, ta mergina, kuri apie tave kalba, jinai juk nieko apie tave nepasako, bet ji viską pasako apie save. Aš galvoju, wow, iš kur tokia išmintis pas mano dukras? Ir galvoju, nu, iš kur? Aišku, iš mamos. Net geriau pasidarė, ne? Tai man patiko, kad bet net ir jų pokalbiuose galima išgirsti tokių perlų ir galvoju, nu, aš taip vat, reikia 40 sulaukt, kad aš savo kažkokią išmintį galėčiau savo demonstruoti, o vat jos jau paauglystėje tokios yra brandžios, sąmoningos ir iš tiesų labai dėl to mano širdis džiaugiasi. Tavo yra labai didelis indėlis ir aš labai džiaugiuosi tokiom mamom kaip tu, dėl to, kad, žinai, mes galim šnekėti, kaip čia reikia gražiai gyventi, kaip pasirinkti tinkamą vyrą, kaip ten taip anaip, bet jeigu mūsų pavyzdys su mūsų žodžiais nesutampa, tai yra nieko vertas pokalbis. Taip. Bet ką tu darai? Ir ką tu jom rodai, tu neleidai, kad tave vyras žemintų. Tu padėjai tašką ir išėjai. Ir supratai, kad kodėl aš atsiduriu tokiose situacijose, kodėl aš pritraukiu tokius vyrus. Ir tu keisdamasi pati pakeitėjai tą energiją, kuri transliuoja, ko tau reikia. Tai va čia yra didžiausia ir kodėl tos dukros yra tokios sąmoningos. Nu tai tikrai. Tik tai žiūrint į mamą gali suprasti, apie ką visą tai. Dėl to, kad taip, mūsų vaikai transliuoja viską, ką jie girdi namuose ir mato. Ir svarbiausia, ne tai, kad netgi girdi ir mato, bet kad tie žodžiai sutaptų su veiksmais. Auklėkite savo vaikus kaip norite, jie vis tiek seks jūsų pavyzdžiu. Tai va čia yra labai labai stiprus dalykas, skundės. Pas tave atėjo mintis, aš parašysiu motyvacinį laišką ir nuvažiuosiu. Bet tu esi tas žmogus, kuris turi tikslą, eina ir siekia jo ir pasiekia, ne? O kitas, jam kyla mintis, jisai, bet žinai, kokia tikimybė? Maža. Atsiranda, žinai, tas velniukas tavo ant vieno pečio. Jo, ir jisai sako, žinai, bet ką tu čia gaiši laiką paklausyti to savo intuicijos, to vidinio balso, kuris tave visą laiką veda. Iš tikrųjų, mus visą laiką veda tas mūsų pilvo jausmas. Bet daugelis iš mūsų jį su savo protu nutildom, paguldom, įkimšam ten į kažkokį kampą ir mes jį ignoruojam absoliučiai. Net ir šitoj situacijai, kai tu sakai, kviečiu tave į pokalbį, pasikalbėkim, man toks irgi buvo pirmas impulsas. Apie ką? Nesijaučiu, kad turėčiau kažką vertingo pasakyti, kam to reikia. Ir aš visą rytą zuju su to mintim, su tokia įtampa. Gal ne, gal nereikia, kam čia vertinga. Ir va, likus kelioms minutėms iki mūsų įrašo užsikerta mano lauko duris ir ką?
Ir Tai, viskas. jo, ir tu sakai, ką tu čia būri, tai iš tikrųjų pribūrėjai tu. Ir va čia minties gale, kokia jinai stipri ir kokia jinai galinga. Aš sakau, gyvenimas šiaip lengvas ir šviesus, tik mes žmonės jį padarom sudėtingu. Tai vietoj to, kad mes projektuotumėm į tai, kad, o kaip fainai pasidalinsiu, o kaip fainai, vad galiu papasakoti ir tą istoriją, ir aną, ir galiu įkvėpti bent jau, žinai, sakau, jeigu įkvėpsim bent 5 moteris, jau aš tikslą pasiekiau. Aš tikrai džiaugiuosi. Mes visos esam savo gyvenimų kūrėjos. Ir nėra dalykų, kurių neįmanoma padaryti. Nėra dalykų, kurių negalima pakeisti. Netgi, kaip aš sakau, aš tikrai panašiai į tėvą, tu irgi esi panašiai į tėvą. Ir mes turim labai to daug vyriškos tokios energijos ir tokio vyriškumo. Imu, siekiu, tikslas, rezultatas, eini, darai. Ir tas moteriškumas dažnai, jisai būna toksai, kad ten ta mama namie darė, nesuprantu, žinai. Tai prasme, užsiiminėjo kažkokiais reikalais, supranti, tu net nesupranti tos vertės. Bet dabar aš suprantu, kad jinai tiek darė ir aš dabar suprantu, kodėl aš nesupratau. Nes tėvas apie tai niekada nesakydavo, kad mama daro tiek daug. Ir vat ko mums visiems reikia išmokti, ypatingam vyram, kurie klausys šitą podcastą, kad jūs turite savo tas moteris nuolat vaikų akivaizdoje kelti ir rodyti, koks tas darbas, kurį jinai dirba, yra svarbus. Ir kad tas suvokimas, kad mama nieko neveikia, nes jinai namie, nu tai čia yra viso apie nieką. Čia mes irgi turim panašumų, nes prisipažinsiu, aš virtuvėje turbūt niekada gyvenime nesisukau. Geriausiu atveju padarydavau pusryčius vaikams, o šiaip buvo sudėliota labai patogi infrastruktūra. Aš pati pietaudavau mieste, netoliese ofiso, vaikai grįžta iš mokyklos, užsisako maistą iš šitų programėlių. Ir man visada ta maisto gamyba, ta tokia buitis namuose visada asocijuodavosi su turbūt moters nuvertinimu. Ir aš tik visai neseniai tą įsisąmoninau, kodėl aš taip vengiu kažkokių tai va tokių buitės darbų, ar tai būtų maisto gamyba, ar tai būtų namų tvarkymas. Ne iš kažkokios tai puikybės, bet man visada atrodydavo, kad aš geriau tos pinigus uždirbsiu ir kažkas kitas sutvarkys, ar kažkas kitas pagamins. Ir atsikrausčius čia į Tenerifę, aš pastebiu, kad aš pradedu gaminti ir tame jausti malonumą. Aš žinau, kad mano dukros grįž 5 valandą ir aš noriu jas pasitikti su savo pačios pagamintais pietumis. Ir va čia, ką tu pasakei, va ką aš irgi dabar tavęs beklausant suvokiau, kad aš dabar negaliu taip tiksliai atsakyti, ar čia tikrai vyras turėjo įtakos, bet ką aš tikrai dabar prisimenu, kad jis kiekvieną kartą, valgydamas mano pagamintą maistą, labai labai nuoširdžiai už tai padėkoja. Ir aš jaučiu tokį tada didžiulį pasitenkinimo jausmą. Aš jaučiu, kad vyras iš tiesų labai vertina mano pagamintą maistą, kad jam tai yra, jis tą priima kaip dovaną, kaip šventę, negauna kiekvieną dieną. Ir kai tu jauti, kad tave už tai vertina, tu tada nori duoti vis daugiau ir daugiau. Ir tame atsiranda tas didžiulis ir pasitenkinimo, malonumo jausmas. Tai va čia replikuojant į tai, ką tu kalbi. Bet mano širdis džiaugiasi. Palaikymas ir vertinimas artimųjų, jis yra labai reikšmingas. Ir nebūtina, kad mus pripažintų visas pasaulis ir kad mums plotų. Užtenka, kad mus matytų vienas žmogus. Taip.
Taip, matytų ir girdėtų. Ir labai svarbu, kad transliuotų tai vaikam. Nes, aš iš pavyzdžio savo tiesiog sakau, kodėl ir kaip pas mane buvo susiformavę dalykai. Ir aš lygiai taip pačiai kaip tu, aš nemėgau daryti valgyti, aš darydavau dėl to, kad reikia, nes mano mama niekada nemėgo daryti valgyti. Bet mano vyras mane išmokė, jis išmetė vieną kartą mano maistą pagamintą, sakė, čia šiukšlių dėžiai. Ir aš turėjau 2 pasirinkimus. Vienas pasirinkimas jį palikti, grįžti pas mamą, nes čia buvo santuokos pradžia, o kitas pasirinkimas buvo išmokti valgyti. Tai pradžia, aišku, norėjau tą pirmą rinktis ir eiti pas mamą, grįžti, paskui pagalvojau, porą dienų galvoju, gerai, gal reikia išmokti ir gal tikrai nėra čia tas maistas mano skanus. Vat savikritiškai jau tuo metu, jau prieš tiek daug metų, prieš 20 daugiau metų, aš pagalvojau, kad eisiu pas kaimynę, nes ta labai skaniai gamina ir mokinsiuos. Aš priėmiau sprendimą ir pradėjau daryti. Bet, ta prasme, mano šeima tikrai kiekvieną vakarą vertina tai taip, tokiais aukštais balais, kad aš tiesiog negaliu nedaryti, nes man irgi, kaip tu sakai, aš džiaugiuosi, kad jiem gera, nes maistas tai nėra tik tai maistas. Tai yra moters man dabar meilė. klausantis tavęs, viduje jau toks, žinai, maištavimo kirminas, jau jaučiu, kaip griaužia ten kažkokią žarną ir nori išlysti. Nes taip tapatinantis su tavo situacija ir aš dabar taip galvoju, jeigu mano vyras paimtų mano pagamintą maistą ir išmestų į šiukšlių dėžę, aš galbūt pas mamą neišeičiau. Bet mano vyras daugiau tikrai jokio maisto pagaminto iš manęs nebegautų. O tu priėmei visiškai kitokį sprendimą. Eiti, mokytis ir dabar skinti vaisius. Bet čia visiškai skirtingos perspektyvos ir skirtingos patirtis ir kaip mes į tą pačią situaciją reaguotumėm skirtingai ir tikėtina turėtume skirtingą rezultatą. Jo, tai va šitoj vietoje, bet žinai, kas svarbiausia, kad savikritiškai pažiūrėt, gal tikrai aš netaip skaniai gaminu, gal tikrai jisai yra teisus dėl to, ką jisai padarė. Aišku, per aštriai sutinku, tai prasme tikrai galima buvo sureaguoti ir kitaip, bet šitoj vietoj aš tiesiog priėmiau kaip didelę pamoką savo ir aš išmokau gaminti maistą ir šiandien dienai jisai mane taip giria ir jisai mane taip vertina, ne tik toje srityje, visose, bet kaip aš sakau, tu turi, žinai, paimti pjūviais dalykus ir jeigu kažkas yra santykyje ne taip, arba ne iki galo, arba tau nepatinka, tai nekeisti to žmogaus, nekeisti to dalyko, o sakyti, okei, čia žinok, yra negerai, čia mums reikia kažkaip tai spręsti. Ir va tada, kai atsiranda sprendimas, visą laiką yra tas augimas santykyje ir tada ta santuoka gali gyvuoti tikrai ir 30, ir 50, ir 60 metų. Bet čia yra, kaip aš sakau, kiekvieni santykiai turi duobes, tiek su draugiam, tiek su vyrais, tiek su visa aplinka, jie turi tuos kalnelius ir natūraliai, kai mes sąmoningumo tuo keliu einam, kaip atsiranda mūsų kitas matymas, natūraliai mes tada suprantam, kad tie draugai arba tie žmonės, kurie iki to lyg buvo ir nieko, dabar tu supranti, kad su jais neberandi apie ką pakalbėti, tik apie praeitį. Tai va šitoj vietoj irgi yra dalykai, kurie keičiasi ir irgi reikia paleisti, reikia leisti, reikia užbaigti, reikia pradėti naujai ir va tas gyvenimas yra toks, žinai, kaip sakau, kaip upė, kuris teka ir tu pasroviui irgi eini ir dėliojasi taip, kaip tau norisi arba kokio tu to gyvenimo. Net ir šitoj vietoj tu gyvenimą matai kaip upę, o aš matau kaip kalnuotus ugnikalnius, kuriais aš čia vaikštau ir tai kalną, tai nuo kalnų, tai kalną, tai nuo kalno. Vat matai, temperamentas. Montas atsiveria į kopus į tą viršūnę. Vat matai, kiekvienam savas iš to, kokias, vat kodėl labai svarbu suprasti kiekvienai iš mūsų, kad kai mes turim kažkokias patirtis arba tam tikras programas, kaip tu gyvenime įėjai, žinai, aš tai klausau tavo istoriją ir negaliu atsistebėti, kokios stiprumo žmogus esi savo viduje, nors išorėje atrodai tokia trapi ir tokia pažeidžiama, bet viduje tai tu esi kaip, nežinau, nepajudinamas kalnas. Ir va šitoj vietoj, kaip tu sugebėjai visur nueiti pati, išdrįsti, padaryti, pasiekti ir daugelis galbūt gali sakyti, žiūrint, jo, tai tau čia toks vyras padėjo, anoks vyras padėjo, dar kažką, o tu matai, kad kokie vyrai. Jinai pati viską padarė. Tai va šitoj vietoje, žinai, aš tikrai lenkiu galvą ir aš tikrai, ta prasme, tokių moterų yra retai. Aš irgi kartais, kai pasakoju savo istoriją, tas būna retai,
Bet galvoju, ką čia tikrai mano istorija, aš tikrai tai padariau, man atrodo, aš jau nebesu tokia drąsi, kokia buvau. Nu, iš tiesų, esu ne tik stipri, aš tikrai esu ir pažeidžiama, ir trapi, ir esu labai jautri, ir labai galiu greitai prarasti pusiausvyrą, kai yra kažkoks, matau, nederamas žmonių elgesys, kuris prieštarauja mano kažkokiam tai vertybiniui suvokimui. Mane tai labai pažeidžia, nes ėjau namo iš to vakarėlio ir braukiau ašarą, man buvo skaudu girdėti, kas vyksta, skaudu suvokti, kad tai tebe vyksta ir kad tai mano aplinkoje ir tą pasaulį va tokį priimti visokį, man vis dar yra iššūkių. Aš norėčiau būti kaip ir tu visada su tais rožiniais sakiniais ir jį matyti tokį gražų, pūkuotą ir aš pasirenku visada žmonės matyti gerus ir tikėti tuo, ką sako, o aišku, ar tų nusivylimų būna, bet aš renkuosi vis tiek tą šviesiąją pusę ir esu visada linkusi avansų suteikti ir pasitikėjimą, ir draugystę, ir savo atvirumą, o jau kai bus, tai bus. Ne, iš tikrųjų, kaip aš sakau, žinai, reikia nebijoti bristi į šaltą vandenį. Šaltas vanduo gerai, kad stresui būtumėm atsparūs. Tai aš mėgstu save visą laiką statyti į tokias, nepatogias situacijas, kad juose įsipatoginti ir tapti dar geresnė savo versiją. Nes jeigu aš sugebu nekreipti dėmesio arba sugebėti pasakyti taip, kad neįžeisti kito, bet kartu ir neįsileisti to, kas yra, iš tikrųjų aš laikau kaip laimėjimą pačiai savo, dėl to, kad mums yra labai svarbu, nes gyvenime yra visai, kaip tu sakai, būna ir tokios situacijos, ir kitokios, mes negalim visiškai užsidaryti tam rožiniam savo burbuliai ir nebematyti visko, nes tave gyvenimas tiesiog stato tam į tas situacijas, kad tu galėtum tapti dar geresnė savo versiją. Tai žinai, kaip Rima Vanagė labai gerai pasakė, sako, žiūrėk Jurgita, perlas yra didesnis tuo, ko jūra turi daugiau audrų. Nes kai jūroje yra audros, ta geldelė patenka smėlis, tas perlas tuo metu auga. Tai sako, tu žinai, čia yra mūsų stiprybė, kai mes sugebam į tas situacijas, kurios yra, ir tavo gyvenimas, kiek jų davė daug, tam, kad tu būtum tas perlas, tas tobulas perlas, kuris toliau šlifuojasi, kuris toliau auga, kuris toliau gražėja ir kuriam pabaigos nėra. Dėl to, kaip aš ir sakiau, kad kai jau mes sakysim, kad mes jau tobuli, žinok, jau už kampo laukia tavęs totali padėtis. Tai šitoj vietoj tiesiog aš noriu labai tau, Ermita, padėkoti už tai, kad tu suradai laiko, kad ir su kiek stabdymų ir su kiek visokių perspėjimų, kad ar tikrai čia tau reikia apie tai kalbėti, kad tu taip atvirai pasidalinai savo gyvenimo istoriją, savo išgyvenimais, savo situacijom ir savo reakcijom ir savo sprendimais. Dėl to, kad daugeliui moterų reikia galbūt išgirsti vieną frazę ir jinai jau imsis veiksmo. Kitai galbūt reikia išgirsti keletą frazių, kita galbūt net negirdės. Bet mes kreipiamės į tas, kurios jau pasirengia, kurios jau nori pokyčio. Ir Ermitos gyvenimo istorija jūs įkvepia ir ko aš norėjau, kodėl aš Ermitos būtent labai norėjau. Dėl to, kad labai dažnai, kai žmogui nepasiseka daug kartų, jis nuleidžia rankas ir sako, viskas, pabaiga. Arba ten, žinai, jau man tiek metų, tai žinai, jau nugyvensiu ir dar 2 vaikai, ar ten 3 vaikai, jau čia manęs niekas neims ir nepaims ir dar kažką. Tai tavo istorija įkvepia, kad žiūrėk, čia viskas tik apie tave. Ne apie aplinkinius, ir ne apie tai, kaip ir kas ir apie ką. Tai ta gaida mes ir užbaigiame. Ir ačiū tau, Ermita, dar kartelį. Ačiū už tai, kad buvai kartu. Ačiū, kad pakvietei ir už visus komplimentus, kurį šiandien mane apdovanojai. Tu esi to verta. Tu esi verta kiekvieno žodžio, niekada nemoku meluoti ir man nesiseka, mane mama gaudydavo kiekvieną kartą, kai aš tik tai meluodavau, jinai sako, viskas, aišku, tu meluoji, pasakyk kaip iš tiesų. Tai niekada net nemokėjau ir nesistengiau ir žinau, kad tai tiesiog ne man. Tai Ermita, aš tavim labai žaviuosi nuoširdžiai ir tiesiog, žinai, kai būna pamatai žmogų ir, taip gera. Žinai, taip gražu ir gera, žinai, ir man tave pamačius yra gražu ir gera. O kai dabar pamačiau dar spalvas tavo gyvenime, tai tiesiog galvoju, kad vis tiek, jinai viską mato ir viską girdi. Ir vidinė būsena yra tavo išorė.
atspindi visą tai. Tai kai į gyvenimą ateina spalvos, reiškia tavo viduje jos yra. Tai mano širdis džiaugiasi. Ir Mano irgi. Ta proga einu gaminti pietų. Ir kad tu dar gamini, tai čia iš viso yra aukščiausia viršūnė viso to, nes man giliu įsitikinimu moteris ir jos maistas pamaitina ne tik tai fiziškai, bet emociškai lygiai taip pačiai. Kaip sako, niekada pikta neik prie puodų, tai irgi yra taip. Tu turi būti tam tikroje emocinėje būsenoje, kad tu galėtum pamaitinti savo tą šeimyną, ne tik tai jų fizinį kūną, bet ir jų emocinį kūną. Tai va, Ermita, ačiū tau labai ir labai labai žaviuosi tavim, žinok, ir tavo gyvenimo pokyčių, kurį tu pati padarai.